Sveiki visi. Šiandien aš Ieva Dunčytė, mūsų Pagirkime aptarnavimą projekto pokalbiuose. Turiu svečią, tai yra Pet City marketingo vadovė Salomėja Galdikaitė. Sveiki, Salomėja. Iki. Aš iš karto norėčiau pasiteirauti. Šiaip smagu, kad sugrįžot vėl dalyvauti projekte. Praeitais metais šitos kategorijos neturėjom. Labai džiugu, kad vėl prisijungėt ir pastebėjau, kad savo elektroninių laiškų parašuose turit tokią kaip naujovę. Tai labai gražiai esat pasidarę skirtingus šiek tiek gaunasi tokius personalizuotus parašus laiškuose, kur yra nurodyta prie logotipo gyvūnėlio nuotrauka skirtingo pas kiekvieną ir prierašas, kokio gyvūnėlio tėveliais esat įmonėje. Tai norėjau pasiteirauti, kaip čia taip sugalvojo šitą idėją ir ar realiai čia pas jūs visi įmoniai komandoje ar ne turi po tokį gyvūnėlį, ar čia labiau tokia žaidybinė marketinginė idėja? Iš tiesų, tai yra visiškai ne marketinginė idėja, o labiau norėjom supersonalizuoti kiekvieną mūsų darbuotoją, kad netgi iš parašo būtų aišku, kad mes esam kartu ir darbuotojai, bet kartu ir gyvūnėlio šeimininkai. Tai tie parašai yra tikri, vardai augintinių yra tikri. Kiekvienas tiek parduotuvės vadovas, tiek klinikos gydytojas, tiek administracijos žmogus turi tokį parašą. Ir tik tai, kas yra suvienodinta, tai yra suvienodinta nuotrauka, nes neturim visų augintinių profesionaliai darytų nuotraukų. Tai tiesiog, kas augina šunį, uždedam parašę šuns nuotrauką, kas augina katę, katės nuotrauką ir kas augina smulkųjį gyvūną, jau ten priklausomai vėžliukas, triušiukas ir panašiai. Tai nėra marketinginė idėja, čia toks mūsų vidinis dalykas ir šiaip labai daug grįžtamojo ryšio gero sulaukiam ir iš partnerių, ir iš klientų ir labai džiugu, kad pastebit. Nes tikrai labai kažkaip krito iš karto į akis ir labai pagirtina, graži iniciatyva, sakiau, parodo, kad labiau ir darbuotojai gyvena ta veikla ir tuo domisi, tai tikrai labai džiugu. Iš karto taip pat dar norėjau pasiteirauti jūsų nuomonę. Ko Lietuvoje iš esmės klientų aptarnavime trūksta? Nes kažkaip vis pasilyginam su užsieniu dažnai ir pačiai, kiek tenka keliauti, vis atkreipiu dėmesį, bandau ieškoti, o ką mes čia galim padaryti geriau, kas galbūt tiktų. Tai ar yra kažkas, ką jūs pastebėjot ir manot, kad Lietuvoje, tarkime, labai trūksta to klientų aptarnavime? Čia galima vertinti iš tokių dviejų skirtingų pusių. Galėčiau vertinti kaip klientę, nes esu ir daugelio prekės ženklų klientė ir vaikštų ir užsisakinėju ir fizinės parduotuvės, bet galiu ir vertinti kaip marketingo žmogus, kaip ir verslo žmogus, tai gal aš pasirinksiu tą antrąjį būdą vertinti iš tos profesionaliosios pusės, bet tuo atveju aš galiu vertinti tik tai gyvūnų, prekių ir priežiūros segmentą, nes kitų nenorėčiau liesti. Tai ko mano galva trūksta šiame segmente vis dar, tai yra požiūrio, kad kliento problema yra tikrai svarbi ir svarbiausia. Ir pagal kliento grįžtamąjį ryšį ir problematiką adaptuoti tam tikrus verslo sprendimus, ne taip, kaip yra patogiau, ar gal verslui labiau apsimoka, bet iš tikrųjų remiantis į klientą ir kliento patirtį daryti tam tikrus žingsnius ir planus. Tai va to įsiklausimo tikro, grįžtamojo ryšio vertinimo, asmeninio kontakto, aš manau, kad vis dar trūksta, nors nuolat kalbam apie tai, kad asmeninis kontaktas yra labai svarbus, bet galbūt aš pasigendu nuoširdaus asmeninio kontakto, nes tokį statišką, kad sveiki, oi, ten, va, kas jums galėtų tikti, norim išsiaiškinti jūsų poreikius ir paprastai, tai yra gan šabloniška, taip tai reikalinga, bet mes savo darbuotojams ir šiaip deklaruojam tokį dalyką, kad mes ieškom ryšio šiaip su kiekvienu klientu, nes mūsų klientai yra du, tas keturkojis ir jo šeimininkas. Tai mums reikia su jais abiem rasti tą asmeninį ryšį. Tai va to asmeninio ryšio ir kontakto aš vis dar toj pet šitam segmente šiek tiek pasigendu ir lankstumo. Manau, kad gerėja situacija, bet
jeigu yra tam tikra kažkokia įmonės politika, bet turim atvejų su gyvūnu ar su šeimininku, kur reikia truputėlį lankstumo, manau, kad tai yra svarbu, bet to dar ne visi daro, nes tai yra gan sunku pasiekti daug klientų, didelius rautai ir tą lankstumą su kiekvienu pasiekti yra tikrai sudėtinga, bet manau, kad tai yra siekiamybė. Mhm. Labai gerai paminėjot, nes iš slapto pirkėjo tyrimo aš irgi labai dažnai pastebiu tokią tendenciją, gal sakiau, turbūt čia daugelį sektorių tinka, kur geras aptarnavimas, bet, nu, net ne tai, kad geras. Jis nėra blogas, kaip ir viskas tvarkoja, bet ar jis buvo geras, ar jį rekomenduočiau, nu, nieko išskirtinio nebuvo, turbūt ne, nes labai šabloniškai tas varneles susidėjo. Paklausė, ko norėčiau, kažką papildomai gal pasiūlė, pasisveikino, atsisveikino. Bet neužkabino, nebuvo to tokio, vat, kaip sako, turbūt ryšio kūrimo, tai tam tikrai labai pritariu. O vat, kad klientus aptarnaujantis pats personalas norėtų tą ryšį kurti, kaip manot, kas labiausiai motyvuoja būtent tuos darbuotojus, kurie su klientais bendrauja? Čia galbūt reikėtų žmogiškųjų išteklių žmogaus paklausti, nes jie daugiausiai dirba su personalu ir labiausiai mato, bet aš vis tiek daug praleidžiu laiko parduotuvėse ir klinikose mūsų ir tikrai pabendrauju su kolegomis. Tai pastebiu, kad visų pirma motyvuoja tai, kad jiem apskritai patinka ta kategorija. Pas mus turbūt išskirtinis yra personalas pet segmente, nes dalis jų ateina dirbti ne dėl to, kad jiem tinka lokacija, ne dėl to, kad ten kažkokie labai ypatingi perksai yra, bet dėl to, kad visų pirma, dėl to, kad jiem patinka gyvūnai. Tai man atrodo, kad gyvūno visganti uodega ir šlapia nosis neretu atveju tikrai motyvuoja darbuotojus ateiti kasdienį darbą, o klinikos darbuotojas tai be abejo sėkmės istorijos ir išgyja augintiniai. Bet tikrai mes skatinam visokias iniciatyvas, kurios būtų papildomai motyvuojančios mūsų darbuotojus. Tai nuolat skatinam pardavimų, tam tikras iniciatyvos, konkursus, kur darbuotojai varžosi tarpusavyje arba padaliniais varžosi, taip stiprinam komandiškumą, tada jie gali laimėti. Taip pat aš ir į marketingą įtraukiu darbuotojus, pristatinėjant tam tikrus naujus brandus, paslaugas, vyksta vidiniai konkursai, spėliojam, kuris influenceris bus sekančio mėnesio kampanijoje, skatinu darbuotojus spėlioti. Tai man atrodo, kad įtraukimas į įmonės veiklą yra irgi labai svarbus motivatorius darbuotojams, kad jie nesijaustų, kad yra kažkur ten. Mes tengiamės, kad mūsų darbuotojai irgi kurtų tą mūsų pecitį prekės ženklą lygiai taip pat kaip ir mes. Ir stengiamės juos įrodyti ir filmuoti, ir organizuoti konkursus, ir skatinam spėlioti. Ir daug yra tų iniciatyvų, bet pagrindinis, jeigu taip apibendrinam, tai tiesiog įtraukiam darbuotojus į ir marketingo strategijas, ir į pardavimų strategijas, ir tiesiog kartu bandom pasiekti savo bendrą rezultatą. Tas turėtų labai daug prisidėti, manau, ir prie to ryšio kūrimo su klientais vienareikšmiškai, nes labai ir mokymuose stengiamės temas adaptuoti prie to, kad darbuotojas, kuris dirba su klientais, nebūtų tas žmogus, kuris ateina ir sako, čia vat jie pardavinėja tą ir tą, bet labiau per asmeninį tokį, kur aš esu komandos dalis ir kad tapatintųsi su tuo prekiniu ženklu, tada automatiškai, kai tapatinasi su tuo prekiniu ženklu, jį žymiai geriau ir atstovauja, reprezentuoja, kaip mes sakom. Tai šita tokia motivacija, vidinis įtraukimas, nu, čia jau turbūt sektoriaus specifika, kad keturkojų motyvuoja ir meilė gyvūnams, žinoma. Bet, čia dar norėčiau įsiterpti, kad mes skatinam darbuotojus atsivesti ir savo gyvūnus į darbą kartu, tai tiek į parduotuvės, tiek ir į klinikas, tiek į ofisą. Aš dažnai ateinu su savo keturkojo Dona ir tai irgi skatina motivaciją darbuotojų ir įsitraukimą, nes daugelį prekių ar ten aksesuarų, žaislų, darbuotojai pabando su savo augintiniais. Jie pamatuoja rūbus, pamatuoja petnešas, duoda paragauti naują maistą ir taip toliau.
Tai irgi manau, kad yra labai didelė motivacija, kuomet tikrai tas gyvūnas džiaugiasi tą skanėstą pamatęs, jisai darbe visgina uodegą. Tai ir padeda klientam, nes jie mato, kad darbuotojas turi gyvūną ir pats yra išbandęs, bet ir patiems darbuotojams patikėti tuo produktu ir apskritai tuo, ką mes darom. Tai lengviau parduot po to, kai žinai, ką Taip. pardavinėji ir pats esi išbandęs. Labai gražus ryšio kūrimas su darbuotojais, o kaip ryšį kūrėt su klientais? Tai šiek tiek užsiminiau, bet pagrindinis dalykas, kaip mes tengiamės kurti ryšį su klientas, tai yra per asmeninę prizmę. Tas bendravimas su asmeninant, bendravimas per nuoširdaus santykio kūrimą. Tai visų pirma, skatinam į visus mūsų centrus ateiti su keturkojais, nesvarbu, ar tas centras yra panoramui, ar Oze, ar Outlete, ar kažkur kitur. Kartais žmonės baiminasi, kaip mes čia įeisim į prekybos centrą, bet Pet City pagrindinė sąlyga įsikurdinėjant tam tikram prekybos centre yra, kad tas prekybos centras būtų draugiškas keturkojams. Mes į nedraugiškus prekybos centrus nekeliaujam atsidarnėti naujų parduotuvių. Tai visų pirma, skatinam visada, jeigu tik yra galimybė ateiti su keturkojais, juos vaišinam, glostam, žaidžiam. Dalis tikrai nuolatinių klientų, dalį jų prisimenam netgi vardais. Ypač senbuviai mūsų pardavėjai konsultantai turi netgi savo lojalių klientų bazę, kur ateina ir ieško tam tikro konsultanto, tas konsultantas jau į augintinius kreipiasi vardais. Tai tas asmeninis ryšio kūrimas su keturkoju ir be abejo su jo šeimininku mum yra tikrai labai svarbus. Ir pagal tai dėliojam tiek savo lojalumo programą, tiek savo marketingo strategiją. Marketingę stengiamės tikrai nenaudoti kažkokių keturkojų, kurie būtų netikri, sugeneruoti ir taip toliau. Aišku, to neišvengsi, nes pakankamai didelis rautai yra medžiagos, tai tenka kartais pasinaudoti ir tuo dirbtiniu intelektu, bet pagrindą, sakyčiau, sudaro mūsų tikrų klientų augintinių nuotraukos arba mūsų pačių augintinių nuotraukos, mūsų pačių augintinių video, klientų augintinių video. Visą laiką stengiamės komunikuoti su klientais, ar galime pasidalinti, dalinkitės, ar galime naudoti jūsų nuotrauką. Tai stengiamės tuos mūsų klientus rodyti ir taip irgi kurti ryšį su prekės ženklu. Tai manau, kad pagrindinis kūrimas tai yra tas per asmeniškumą ir kad tas gyvūnas, nu tikrai jis mums yra svarbus. Mhm. Labai smagu turbūt tokioj situacijoje labai iš karto pasijaučia ir pačiam klientui, kokia vertė yra būti lojaliu klientu, kaip po to įmonės komunikacijai savo augintinį gali matyti, tai tas tikrai labai džiugina. O iš esmės, ar renkat klientų atsiliepimus, apart vat video kažkokiu ar ne, ar renkat pačius kažkokius atsiliepimus, galbūt apie klientų aptarnavimą būtent, ir jeigu taip, ką su jais darote, ar viešinat, ar neviešinat, ar kažkaip analizuojatės įmonėj stipriau? Taip, tikrai renkam skirtingose platformose ir skirtingiam savo verslo segmentam renkam, nes kaip žinia, Pet City yra ne tik parduotuvės, bet turim ir 4 klinikas, tai čia be abejo yra labai svarbu rinkti atsiliepimus. Tai renkam tiek parduotuviai, turim tokius terminalus, kur klientai gali įvertinti aptarnavimą nuo 1 iki 5, tai ten tokia daugiau skaitinė išraiška. Be abejo, yra Google My Business formos, kur klientai palieka žvaigždutes, tai irgi stengiamės sureaguoti į kiekvieną. Jeigu yra kažkokia problema, tai susisiekėm su klientu, bandom išsiaiškinti, padedam, jeigu tik turim galimybę padėti. Taip pat klinikos viduje irgi siunčiam po vizitų online formas, kur klientas anonimiškai arba ne gali užpildyti apie savo kliento patirtį, apie gydytoją, apie paslaugą, apie kainos ir kokybės santykį.
O su tais atsiliepimais, tai mes komandos viduje pakankamai dažnai juos susėdam paanalizuoti. Iš to kyla labai daug įžvalgų, idėjų ir be abejo sprendimų. Tai labai vertinam klientų įžvalgas ir tikrai dirbam su jom. Jeigu būna gražus komentarai, tai nevengiam ir pasidalinti su autoriaus leidimu socialiniuose tinkluose. O ar noriai pildo klientai, vat, tarkim, tas po vizito klinikose kažkokias anketas apie ar pačią paslaugą, ar gydytoją, ar nežinosit dabar gal kažkaip plius minus procentaliai, kiek žmonių iš tikrųjų skiria tam laiko ir atsako? Iš tikrųjų noriai ir tai yra turbūt vienas didžiausių skirtumų nuo kitų verslų, nes augintinių klausimas žmonėms yra labai jautrus. Čia galima pagal visą žmogaus psichologiją lyginti netgi ir su vaikų klausimais ir vaikų visom prekiam, paslaugom, kurios yra susijusios būtent su atžalomis. Tai lygiai taip pat ir su augintiniai žmonės yra jautrus ir jie tikrai teikia grįžtamąjį ryšį. Jie noriau teikia neigiamą grįžtamąjį ryšį, kai būna kažkokia problema, bet tikrai sulaukiam ir teigiamo, ypatingai klinikose, kuomet yra išgelbėjama gyvūno gyvybė, tai klientai labai būna dėkingi ir rekomenduoja Facebooko grupėse, rašo viešus komentarus, atsiliepimus, dėkoja gydytojui. Tai iš tikrųjų nori, procentų nepasakysiu tikslaus, bet klientai palieka mum medžiagos, su kuo dirbti. Labai svarbu tas yra, kur sakom, aišku, smagiau gauti fainus kažkokius teigiamus atsiliepimus, bet neigiami iš tikrųjų leidžia daugiau paaukti. Mes visą laiką sakom, kad geras aptarnavimas yra ne tas, kuris būna be jokių klaidų ir nuostabus visko, kuo geras aptarnavimas yra sudaromas tada, kai atsižvelgiant į tai, kaip buvo išspręsta situacija, jeigu kažkas nepavyko, turbūt to ne susiekiu, kad viskas visada pavyktų, tai tas taip pat labai svarbu. Ir dar vienas dabar tokių ir turbūt dažnesnių mano užduodamų klausimų projekto dalyviams. Kokiu sprendimu klientams labiausiai džiaugiatės įmonės viduje? Ar kažkokia iniciatyva galbūt organizacijos viduje, arba kažkokiu galbūt pasiūlymu, naujovę, požiūriu į klientą? Ką tokio galėtumėte įvardinti gal jūs asmeniškai, kas jums daugiausiai laimės vis dėlto teikia, kas atsiliepia klientams ar yra į klientus orientuota? Tų iniciatyvų tikrai esam turėję daug ir begalės, ir kuriuom didžiuojamės, galėčiau vardinti, bet turbūt norėtųsi gal naujausiam iniciatyvam pasidalinti, kas yra dabar aktualu. Tai nesenai pasileidom naują, absoliučiai kitokią ir dar nematytą lojalumo programą. Kaip ir minėjau, mums svarbiausia yra suasmeninti tą ryšį su mūsų klientais, tai tiek šeimininku, tiek keturkojų, tai kūrėm šitą programą būtent tam tikslui ir pasiekti, kad būtų viskas kuo labiau suasmeninta būtent tam keturkojui. Tai labai šitą iniciatyvą didžiuojamės, dabar ją pasileidinėjom, tai jau yra mėnuo, kaip renkam naujai lojalių klientų bazę. Ir labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, nes galiu paminėti, kad nuo šiol gimtadienio proga pas mus augintinis gauna dovaną, šeimininkas gauna naujienlaiškį, kad laba diena, šiandien jūsų augintinio gimtadienis ir atvykite į bet kurį iš Pet City centrų per mėnesį laiko pasiimti savo augintiniui dovaną. Tai labai džiaugiuosi šitą iniciatyvą, nes senai norėjom ją įsigyvendinti, tiesiog trūko tam tikros informacijos ir tam tikrų funkcionalumo sistemose. Taip pat nauja lojalumo programa susideda iš 6+1 schemos, kur skatinam mūsų klientus pirkti 6 sauso maisto pakuotės ir 7 gauti nemokamai. Tai toks kaip kaupimas, kur tikrai klientui apsimoka, nes, pavyzdžiui, jis gali pirkti 6 pakuotės 2 kg ir pasimti dovanų 6 kg. Mes neribojam tam tikrų pakuočių
dydžių ar kažko, stengiamės lankščiai žiūrėti į klientą. Taip pat tą 6+1 turim ir su kraikais. Tai vat tokių daug fainų naujovių, kurios mums yra naujos, bet matom, kad klientam tikrai patinka, jų vis daugėja. Ateina naujų lojalių klientų, kurie prieš tai nebuvo mūsų lojalūs klientai vien dėl šitų programų, iš šitų naujų privalumų šitos lojalumo programos. Tai šitą iniciatyvą labai džiaugiuosi. Šitą lojalumo programą mes esam pavadinę Petsity bičiulis. Tai nuo žodžio bičiulis irgi taip ilgai galvojom, gilinomės, kaip čia pavadinti, ar tai būtų draugas ar bičiulis, bet skaitėm, domėjomės žodžio bičiulis reikšmę ir tai nuo senų laikų yra toks šiltesnis apibūdinimas bendrystėj, nuo žodžio bitė, nuo tų žmonių, kurie laikydavo bites bendruomenėje ir žodynė yra parašyta, kad tai yra šiltesnis, artimesnis apibūdinimas draugui. Tai mes pasirinkom savo lojalius klientus vadinti Petsity bičiuliais ir skatinti juos jungtis į tą Petsity bičiulių, į tas Petsity bičiulių gretas. Tai šitą iniciatyvą labiausiai džiaugiuosi ir vis dar dirbam su ją. Tai nėra kažkoks jau pasibaigęs etapas, tai yra etapas, kuriuo dabar Petsytis gyvena šiuo metu. Labai, iš tikrųjų, atsakiau, turbūt ir atspindi jūsų tą norą, kuo artimesnį ryšį turėti su klientais ir tokį požiūrį vien faktas, kad domėjotės bičiulis reikšme ir skirtumą tarp draugo ir bičiulio, kad parinkti tą tinkamesnį, tai įdomu, iš tikrųjų labai gražiai skamba. O dar irgi klausimas, ar pas jūs lojalūs klientai kortelės ar programėlės turi įsidiegę, ar nei tas ir kažkokia kitokia registracijos forma? Mūsų labai paprasta sistema, galima tiesiog prisijungus per mūsų svetainę susikurti paskyrą, galima tai padaryti ir gyvai, bet jinai susisieja su internetinėje parduotuvėje su kita paskyra. Ir viskas, ir klientas atėjęs į parduotuvę tiesiog pasako savo vardą, pavardę ir 3 mobilaus numerio skaičius ir viskas, mes jau jį identifikuojame, jis gali pirkti ir kaupti tas pakuotės skirtingose mūsų centruose, tiek elektroniniai parduotuviai, visos jos sumuojasi. Tai atsisakėm kortelių, programėlė yra tikrai ateitis, manau, kad mūsų didelė siekiamybė būtų turėti appsą ir kur klientas dar labiau galėtų dar daugiau informacijos apie savo augintinį ten suvesti ir apsipirkti dar greičiau. Čia yra kol kas svajonė, kol kas planuose, dabar turim elektroninį parduotuvį, tą tokią virtualią versiją. Supratau. Ir turbūt jau pabaigai toks klausimas, kai jūs buvote klientė, kokia klientų aptarnavimo patirtis jums labiausiai įsiminė, kur pagalvojot, visi visus ir visada turėtų aptarnauti taip arba dar geriau ir ne kitaip, ir tas aptarnavimas buvo tikrai įsimintinas, kokia buvo galbūt paskutinė ar įsimintiniausia pati? Tai aš gal iš 2 sričių prisimenu tokias patirtis. Tai viena yra, kai tau kažkas atsitinka ir reikia pagalbos. Tai gali būti ir mašinos servisas, ar ten dantys, ar kažkas, kur tikrai yra labai nemalonus reikalai ir tu galbūt neišmanai tiek daug, kiek specialistai išmano ir tai brangu. Tai paskutinės mano patirtis tikrai mane labai nudžiugino, kad problemai esant ir bėdai esant, nes nenori verslai pasinaudoti, o nori tikrai padėti ir skambina, rūpinasi, klausia, kaip sveikata, ten, tarkim, po danties sudėtingo ravimo ar kažko ir siūlo, jeigu yra komplikacija, nemokama konsultacija, ateikit, kada jums patogu prieš darbą ir panašiai. Tai kaip aš ir minėjau pačioj pradžioj, mane nudžiugino lankstumas ir kad tikrai rūpi mano problema verslui. Kad taip, aš esu klientas, aš atėjau, sumokėjau pinigus, bet aš rūpiu tam verslui. O nėra taip, kad atėjau ir išėjau ir net nepaskambino, nepaklausė. Tai labai džiugu, kad sveikatos sektoriui turim tokių verslų, kurie ir paskambina, ir paklausia, ir pasidomi, ir tikrai norisi sugrįžti. O iš tokių, kur prekės daugiau,
ir pirkimo patirčių, tai man irgi visada patinka asmeninis kontaktas, bet čia aišku labiau gal galima to gauti arba kai tu lankaisi labai dažnai, esi lojalus klientas arba mažuose versluose, mažose parduotuvėse, kur ateini ir tave kreipiasi vardu, bet ten tam tikrose drabužių parduotuvėse jau žino tavo dydį, žino, kas tau patinka, o gavom naują kolekciją. Jums, Salome, tikrai patiks, žinom jūsų skonį, tikrai pasimatuokit, arba parašo netgi žinutę, kad žiūrėkit, atvyko labai ilgai laukti batai, kurių laukia tas dydis. Tai vėlgi aš grįžtu prie to paties, suasmeninimas, tavo klausimas tai komandai rūpi, jie prisimena, tai tu ir nori ateiti, ir nori ten praleisti laiką, ir nori pirkti, ir visiškai negaila pinigų, ir tada ir tas ryšys kažkaip kuriasi daug lengviau, kai yra toks santykis. Turbūt siekiamybė būtų mums visiems kaip klientams, kad tose prekinėse ženkluose, kuriuos iš tikrųjų mėgstam, kad mus atsimintų. Tai Taip. turbūt to ir palinkėčiau jums ir jūsų klientams, kad visą laiką jie jaustųsi prisiminti, nepamiršti, ar ne, ir patys laimingiausi, kad visi tie jūsų klientai, kur sakiau, turbūt pagal jūsų duombazę kart du ir jų augintiniai būtų visada laimingi, patenkinti, o komanda taip pat pasiektų kuo geresnių ir gražesnių rezultatų. Ačiū. Dėkui jums labai, kad dalinatės, už jūsų laiką ir šitam kartui tiek.